Labas. Numerologiškai noriu paanalizuoti vieną datą, tai yra 1974 gimimo 08:15. Manęs paprašė viena moteris, kad aš paskaičiuočiau būtent šitą datą. Todėl pateikiu analizę apie tai. Šis žmogus yra labai paprasto, moteriško, itin moteriško charakterio. Ir šis žmogus, jam sunku iš tikrųjų priimti galbūt kažkokius gyvenimiškus sprendimus, svarbius sprendimus, nes jo charakteris yra ganėtinai silpnas. Juo labai lengva manipuliuoti. Jam labai lengva pameluoti, jam labai lengva įteikti, jį galima labai lengvai nukreipti pagal save, pagal savo kryptį ir jisai taip kaip tu jį nukreipsis, taip ir elgsis. Ir jisai nematys kito. Ir jisai turi vieną galbūt žmogų, kuris ta žmogus jam yra autoritetas ir jisai tik tais pagal tą autoritetą ir viską daro. Nors yra pakankamai protingas ir galėtų iš tikrųjų būti netgi mokslininkas ir mokslinius svarbius žmonijai mokslinius atradimus atrasti, bet jam trukdo būtent tas charakteris. Silpnas charakteris. Šiam žmogui labai trūkumas yra energijos. Jisai praktiškai jos visiškai neturi. Tačiau kaip tos energijos pasigaminti labai laisvai gali iš tikrųjų su fizinė veikla. Šitam žmogui reikia daug fizinio krūvio, darbo su savimi, fiziškai sporto salėje gerai padirbėti, kaip sakant. Bet, kadangi silpnas charakteris gali pritrūkti valios tam sporto salėje, ten išsikočioti su savo ten tais visais hanteliukais ir dar kažkom, ne? Čia taip liaudiškai tariant. Tai va, šitam žmogui reiktų susimastyti truputėlį apie tam tikrus dalykus, dėl to, kad iš tikrųjų atkreipti dėmesį šiek tiek į sveikatą, nes šio žmogaus numerologinėje analizėje labai yra daug su sveikata susijusių skaičių. Su sveikata, su finansais taip pat. Ir šiam žmogui reiktų atkreipti dėmesį, nes jam sako, va čia yra tas taškas, tas svarbus taškas. Sveikata ne tik fizinė, bet ir psichologinė. Todėl, kad charakterio silpnumas yra labai stiprus. Taip pat šitas žmogus yra ganėtinai suvokiantis estetiką, grožį, kultūrą ir panašiai. Tai jeigu jisai galų gale nuspręstų, tarkim, judėti būtent į tą kryptį, kad truputėlį ir psichologiškai save pasikrauti, tai per kūrybinę veiklą jam būtų pats tas. Arba muzikinė veikla, arba rašymas, arba meninė veikla su dailės terapijom kažkokiom. Tai būtų pats tas dalykas. Todėl ne vien tik tais sporto salės reikia, bet reikia krūvio truputėlį iš kitos pusės. Ir psichologinio. Tai va, bet realiai skaičiuoti moka, todėl reiktų pasiskaičiuoti taip pat labai, kas labiau jam apsimoka. Ne tik psichologinio atžvilgių, bet ir finansinio atžvilgių, nes daug labai susijusių su finansais skaičių. Tai va, tai yra šeimos žmogus, vienareikšmiškai santykių žmogus, šis žmogus santykis yra idealus, dėl to, kad antroji pusė gali tiesiog susikurti asmenybę pagal save, tą savo antrąją pusę pagal save ir jisai tiesiog darys tai, ko tas žmogus nori. Visi nori, viskas tenkinama. Tai va. Šiaip turi intuiciją ir gali suvokti tokius dalykus, kad,
galbūt kažkur reiktų turėti ir savo aš, bet tas žmogus labai lengvai pasiduoda kitų įtakai. Nors iš tikrųjų labai atsakingas, labai pareigingas ir labai ganėtinai stiprus šitoje sferoje. Ir taip pat labai turi gerą atmintį, todėl labai yra protingas žmogus. Iš tikrųjų labai protingas žmogus. Tik tais galbūt jeigu eina į minusą, ta prasme iš negatyviosios pusės arba iš pozityviosios, labiau iš negatyviosios pusės, tai neišnaudoja savo pakankamai resursų. Savo kūrybinių, savo fizinių, savo psichologinių, savo protinių resursų, tiesiog jų neišnaudoja pilnai. Dabar gyvenimo tikslai. Gyvenimo tikslas yra būtent nukreiptas į tą protinę veiklą, kad, kažkokią protinę veiklą, kažkokius tai dalykus sukurti, kažkokias tai įvykdyti, kažką, pakrauti. Taip pat yra šeimos atžvilgių, tai per sveikatą, per finansus aprūpinti, kad rūpintis sveikata kitų žmonių ir rūpintis taip pat savo sveikata, rūpintis šeimos gerovę, per finansus, per tokius dalykus. Tiesiog sukurti tą pagrindą po kojų. Stabilumas eina per skaičiavimą. Daug skaičiuoti, paskaičiuoti, pamastyti, strategiškai apgalvoti ir veikti. Bet ar tikslai taip išpildomi, klausimas, nes charakterio trūkumas. Nebent jisai savyje sukaupia visą energiją ir kažkaip tai ją regeneruoja, sugeba regeneruoti. Dabar savigarba. Savigarba eina tada, kai žmogus uždirba. Kai uždirba daug, kai pinigai ateina, tada savigarba, viskas gerai. Darbe taip pat, jeigu aš uždirbu pakankamai, jeigu dirbu pakankamai, jeigu finansai stabiliai pas mane ateina, tai tada viskas irgi gerai. Dabar talentai, būtent skaičiuoti tos pinigus, dėlioti juos strategiškai, paskirstyti, mokėti paskirstyti. Temperamentas vėlgi per pinigus, per sveikatą. Ir dabar dvasingumas eina per šeimą, šeimoje. Kai šeimoje viskas gerai, tai tada žmogus yra dvasingas. Tada jis jaučiasi stabiliai, jaučiasi tą dvasinę ryšį. Vėlgi, šitas žmogus yra pats šeimos kūrėjas. Pavadinkim taip. Jis pats šeimos kūrėjas yra. Ir šiam žmogui yra labai vienas toksai kertinių dalykų, tai kad šeimos gerbūvį jisai turi sukurti visom prasmėm. Tiek psichologiniu atžvilgiu, tiek fiziniu. Jeigu charakteryje pakankamai energijos, tai žmogus gali tai padaryti. Jeigu ne, tai tada jisai praktiškai ir neįvykdo tos savo misijos, savo kelio. Tai vienas iš tų dalykų. Dabar šis žmogus realiai turėtų ir kurti savo gerbūvį, savo kelią, savo darbo sferą, būtent susijusi su šeimyniniu gerbūviu. Tai reiškia, turėtų būti jo verslas, jis turėtų būti tas žmogus, kuris padeda kitiems arba savo šeimai sukurti tą gerbūvį šeimoje. Jeigu jisai to nevykdo, jisai realiai nevykdo savo gyvenimo misijos. Dabar misijos kelias praeitiems gyvenimams, tai yra būtent į tą tokį estetiškumą, į tą racionalumą, į tą stabilumą, į tą tokią sferą, kur turi tvirtai laikyti
vadeles, tiek finansinės, tiek fizinės, tiek psichologinės savo šeimai. Dabar protėviams tai yra irgi lygiai taip pat. Tiek protėviams, tiek praeitiems gyvenimams misija. Karma. Dabar karma būtų tokia praeitiems gyvenimams. Praeitiems gyvenimams tai yra finansai. Turi išmokti elgtis ir dirbti su finansais. Ir lygiai taip pat yra ir protėviams. Taigi stabilumas, psichologija, išmokti iš to uždirbti, padėti žmonėms savo šeimoje stabiliai susilaukti tos pilnatvės, to dėmesio. Jeigu žmogus to neišpildo, tai realiai neišpildo to, ko atėjo šioje žemėje.